Amtodor Adventures YouTube kanalą. Žiūrovai ir žiūrovės. Parsivet gėts davė į valdininką. Dontėlių vis mažėja ir mažėja. Reikalai jau tokie biškį rimtesni. Saka, atsargiai važiuok, nenorėk aplenkti to geltonas rėmas motociklo. Ir viskas bus gerai. Suka senelis su skeltuku. Panaškaniai tom krautuvėje jum. Net gėds lengvas kelias. Suks 200 eurų plus pakeitėms. Tai važiuosim namo. Gėds į neviltį. Tomėlis kažkur lenkijo. Varšavo prie stulpelį sėda. Du bičiulė, kur bandė Europos kariaut. Tūliks yra dušus, tai Gedemino nebrėks be važiuoti. Vienintelį blogybę, kon Gedemins išvelg, tai va, masažas toks bus nenumatyt šį vakarą. Atradom krautuvėlį, bet panašu, kad nieka gera. Bandė iškoti. Esam motorbike parduotuvė. Gedemins dar neprarond vilties, kad suras kažko, bet manau, kad turėsim važiuoti link Varšuvos. Gedemina ir kokių progresų ieška, bet greičiausiai, kai veito tikrai nebus. Arba gal paprašyk, kad pažiūrėt gal kur nors parduotuvių didesniam mieste linkio. Jo, nu niek, bet viskas ir gud. Aš prie arklių. Lauks Gedemin grįžtom su gerom naujienom. Parsivet gėts davė į valdininką. Katras sak, davai, pavyzdys, ant žvaigždį. Pamatys, ko nemats, kokias mes motociklas atvarom į pasaulį. Sako, o, su toktai, sako, aš seniai nesmats. Sako, su gėdas, gal žinai, sako, kur da galėtume mes numauti, paieškoti. Sako, nežinau. Bet vien žodžiu, gausia mus numėj ieškotis tokių reikalų. Kaip sako, nu sako, keit, jūs vyra iš tikrųjų. Da, aš tokį nesmatis. Norėčiau padėti, sak, bet, sak, nežinau. Jie, sak, atsargiai važiuok, nenorėk aplenkti to geltonas rėmas motociklo. Ir viskas bus gerai. Nu, sak, gerai, sak, tai apidarys. Priklaups ir aš. Čia visiai žiūrėt. Va. Jeigu tai apžiūrint, dontėlių vis mažėja ir mažėja. Banda pardavės pakreipti, paieškoti Varšuvo atstovybę žvaigždutis. Bet dabar tikrai reikalai jau tokie biškį rimtesni. Manau, kad mūsų tikslas jau ir link namų saugiai pasiekti. Jeigu rastumėm Varšavodą Aprilijos centre, bet jeigu ne, reiks tink nu BMW mažesnį. Gal reikėtų BMW centrą da pabandyti paklausti, gal tenai ir. Jeigu turės, o jeigu ne, viskas. Ko Gedeminas sako? Aha. Gedemins pasirašys tikslius matmenys į kodą, pagal ko galėtų iškoti. Pažiūrėkit, kokį atravarėm parduotuvę čia prie Varšuvos netoliesam. Dabar Gedemins įmo Yamaha, Ducati, BMW, o mūsų to žirgiuką. Suka senelis su skeltuku. Einam pažiūrėti, koks salonėlis. Triukšt. O, kokie motociklelė. Panaškaniai tom krautuvėje jum. Net gėds lengvas kelias. Tai yra va. Aprilija atstovybė.
Tai gal ir šans, kad ir rasim reikalingą detalį Gedimino. Saka, palėp laiptas į viršų. Jina prilės eiška. O, nu pastatėlis nemažas. Veiksmas jau vyksta. Motociklų pelno. Daug čia visokių reikalų. En pasidairyti toliau biški. O, kaip į visą turėjau reikaliukų. O, tada ėjau paieškoti tualetą. Lengvam reikalų. Nu, bet kaip sako, kas ieško, tas randa. Bet taisyklė, jeigu ir galimybė kažkur sustoti, tai tenai sustok, kils pirmą minčią. Nesilauk paskutinis minuos, čia galvom, ką greta. Sulakstysiam, ten išsiunt kažkur į kietą aukštą, aplinkau pastatą. Gal ten ras, neras, neaišku. Dabar aš grįžtu tenai va, prie motociklų savo. Yra nei padėti, čia užėjau parduotuvį, gal kažką nusipirkti. Bet varau pažiūrėti, nes palieka daiktą mums pakabinti. Bet prie padorų pasistatėm, netikiu, kad taip čia kažko galėtų nuknėsti. Nu, bet viso galbūt. Tai va, grįžt atgal į Sargus. Lauksim Gediminą grįžtom su kažkokiom naujinom arba ne. Bet nusprendėm taip, jeigu nieko nerundam, tada nusiperkam dar reikalingą raktą. Ir važiuojam kur nors į užmiestį nusipirkt, nenusipirkt, o pasikeist žvaigždutę ant rep. Ir tada, kas ten kažkoks, ir tada mes važiuojam numiai. Jeigu rondam žvaigždutę, vis tiek važiuojam, bet važiuojam ne taip skubę. Parengę Gediminas. Tam šitai pastate nėra, bet yra čia kažkur oficialus aprėlijų servisas, tai kainuoja prieks gals ir bensiuks 200 eurų plus pakeitėms. Ką marau, sako, reikia užsisakyti. Tai važiuosim namo. O patim negal nusipirkti pasikeisti. Neturi čia nieks, nei tie neturi, čia apskambinasi, tas bišelis vienėjimai, antrėjim, saknieks neturi. Sakau, tai nieko, mes apsikeisim, apsuksim antraip tą žvaigždę, sako, ne, sako, tu nedaryk to, sako, tau 100 km neturėsi jūs. Nes dabar pradės tau skirti, sako, žingsnį savo sujiesiu iš karto. Sako, jeigu va taip, ant šito, sako, ramiai, lėtai, sako, bandyk važiuoti, nes jokių būdų neapsipinėk vaikas. Na ir okei. Jo, mintis yra važiuoti, gal negali nieko kaip prisipilti, nors gal pavalgyti ir bandyti ieškoti ne magistralinio kelio į namus. Na okei. Parengę Gediminas. Tam šitai pastate nėra, bet yra čia kažkur oficialus aprėlijų servisas, tai kainuoja prieks gals ir bensiuks 200 eurų plus pakeitėms. Ką marau, sako, reikia užsisakyti. Tai važiuosim namo. O patim negal nusipirkti pasikeisti. Neturi čia nieks, nei tie neturi, čia apskambinasi, tas bišelis vienėjimai, antrėjim, saknieks neturi. Sakau, tai nieko, mes apsikeisim, apsuksim antraip tą žvaigždę, sako, ne, sako, tu nedaryk to, sako, tau 100 km neturėsi jūs. Nes dabar pradės tau skirti, sako, žingsnį savo sujiesiu iš karto. Sako, jeigu va taip, ant šito, sako, ramiai, lėtai, sako, bandyk važiuoti, nes jokių būdų neapsipinėk vaikas. Na ir okei. Jo, mintis yra važiuoti, gal negali nieko kaip prisipilti, nors gal pavalgyti ir bandyti ieškoti ne magistralinio kelio į namus. Na okei. Aš dar biškelis eurėlis išsilės, nusipirks ledą, viską varysim į kebabą, našlasim kebabą ir tada žiūrėsim, kur to važiuoti, ar mums šiandien grįžti, ar dar daryti nakvynį ir grįžti vėliau. Šiandien iš Lidlo, visiškai kitaip negu pas mums. Nieko neanrast, o viskas išdėstim visai kitoks. Nusipirkau dabę iš bulkėlių, gerai mok šalta ir gritinės. Svajoju išsiverti tų barščių, kur vežiausiau iš Plungės. Vežiojausi. Tai va, dabar palėsiu gėdį. Bandysim šturmauti kebabinį boks. Ten už nogą, segmatos. Va, Gediminas pareng Gediminas. Gediminą keitam pamainą. Išeinam, sakau, keitam pamainą. Taip.
Žitomilis kažkur Lenkijo. Varšavo prie stulpelį sėd degalins. Lauk draugą. Katras išėjai nusipirk balkučių. Vakarinį. Van mūsų arklė. O už gal ir kebabėnį. Viena bandysim atsivalgyti kebabą. Įvažiuot link namų. Kadangi mūsų planuotas maršrutas da pasiekti Vilko Irštvą. Braukas iš planų dėl Gedemino motociklą gedėjim. Nu, da gal ir galėt važiuot, bet įsibaimin, kad gal nedatraukt, da kažką, rezultats neatrotina gers, bet da galėt važiuot, bet jau nenuotikė iškuot. O dabar ir tiklus, saugė grįžnami, žadėjom važiuot iš kart, kas yra 700 berods kilometrų iki namų, ar 6, nebepamindama, nu kažkiek tai sakiau anksčiau. 600, o tas būtumėm apie 9. Bet į tai noriu važiuoti paprastas kelias, tas dar labiau vargin ir ilgin kelionį. Tai čia ten prarasti koncentraciją. Manau, kad protinga būtų kažkur pusiaukelėje dar praleist nakvynį Lenkijo ir rytmetį kelt, pupėt, būt jau namus. Būt kart su jums. Kon jūs, kaip jūs ledat dainelis? Kaip ir sakiau, esu kebabinė, čia mūsų garsiakalbis. Pavalgėm, užsisakiau aštrį kebabą dėžutė. Nu, netikėjau, kad tai aštrus bus, davate turėt šipšutės, gėdzinta parien vazeliną nusipirkis. Patenkins, nes ant motor tolet lankos, tai ant vazeliną reikia. Aš tai ką atešta šis esu. Vaikštelis taip labai nereikia kaip šitą. Aparatą lakst. Aš tą, nu viskas, įdėsim, Gedamins gavo vazeliną. O aš tai nesitėps vazeliną. Nu niek. Vis bandom važiuoti kam už Varšuvos link namų posės. Dar ko norėjau pasakyti, kas yra aštru kitur, nereiškia, kad neaštrė bus kitur dar labiau. Ar kaip čia? Nu, skirtinga vis to aštrom įsivaizduom. Tai kaip Gėd sak, geriau būt atsargiau su to aštriu padažu. Čia buvo vienas iš tų aštrių padažų. Tai ko, linkėjimą iš Kebab Box. Išlėkėm iš Varšavos. Esam pakeliu link Białegostoką. Iki tikslo 200 kg. Važiaudami užsimiršom. Kada peigų nepadarėm? Aprilės žvaigždė. Tai dabar bandysim. Kur Gedaminai tu išlėk? Slepas Gedamins. Aš šiandien nupirkti nam energijais gėrim ir važiausiam toliau. Nu, išsirovėm iš Varšuvos, sustojom degalinė. Esam kažkur apie 5 km nuliek nuo nos. Temperatūros apie 28. Čia į karštą štep, tik tas išsidėjęs, kad ne per pūs sprandeliaus. Gedamins taravom energetiniaus. Neleisiu mėgoti šiandien. Nu, tai va, du bičiulė, kur bandė Europą užkariauti. Nu, sakyčiau, dar negrįžom, bet kaip ir galim sakyti, kad plans pavyko. Beveik išpildyts. Nu, tai kom. Šilta, gera, arbeit nereik. Nu, ko? Olig life. Jo, važiausiam. Kur mes važiuojam? Kažkokiem pusiaukelį link Białegostoką. Kad galėtumėm rytoj jau būt popeit prieš, manau. Jo, nu, iki. Rasit kubelą, ar kad veš šašlyko. Mes pasakysim, man kaip bus. Amtodor Adventures YouTube kanalą. Žiūrovai ir žiūrovės. O šį vakar Gedamins jėmas iniciatyvas vakar su prožektoriu turėjai užsikrauti palapėnį. Tai šį vakar vėliavals bus, ar ne? Taip, aš noriu daugiau vietų užsiimti, kad tu netiltų niekada atvirkščiai. Nu, čia vis tiek dalinsim per pusę. Nu, radom tu šiaip
šį kartą ilgiausia, bet neaiškojom. Jo, bet radom tik stovyklą, užėjom, užpėm zlot, ten davėm pasiteisą, kumbarių neturėjom, ryto labai užims, sezonas prasidė, tiesam šitą vakščio draugą mūsų, bet kažkur ten mums išmeigot, ilga nebus, da pasiūlė netgi ton, už 10 eurų tūs zlot dušą, raktą. Parodė, čia tūliks yra, dušas, tai Gedemino nebreiks bevažiuoti. Nu, mūsų ta proga pasinaudos ir aš ton dušeliu. Kaip sako, o kon, vienintelį blogybę, kon Gedemins išvelg, tai va, masažas toks bus nenumatyt šį vakar. Ten gal nesam biš pasižiūrėti prie žeriok, ar britoryti. Nesam, va, sportininkai yra aplinkau mums. Grinai mor bėgiu, renk kilometrus. Va, o mes jau susirinksim bagažnik. Ir esam ilsėtais irgi. Nu, rytų mūsų pasirodysim jaunumiai. Kaip sak. Kiek? 360. Iki namų. 360. Tai įsimeiguosiam, o atrodo, popiet jau būsim jaunumiai. Nu, manykiam, kad Gedemina motociklas atlaikys to iššūkį. Aš matau, kad jau bišk linksmesnis, arčiau namų vis daugiau to runkensuk. Kodėl linksmesnis? Todėl, kad kuo arčiau namų, tuo vis pigiau bus parvežti mane, jeigu užgesčiau. Nu jo. Šiaip viskas ok, tikra smagia prasilikėm. Gražus vaizdą, aišku, nebe tokiai kalvoti. Labai kojus ir, nepratimas. Čia atvažiavom iš pavasarį žiemos į vasarą, o čia jau mane ir pilnai įsibėgėti jau dėlė. O gal pažiūrėti, kaip Gedemins intensyviai tvarko savo trobą. Aš dar niek nenusijungiau. Žadėjau virti tom burukynį, bet gal ir išvirs dar. Nežinau, reikėtų susistatyti. Daikts. Kad būtų... Ką daryti? Paviduriuoti ant nakties, ne ant kelionės. Jeigu, žinai, suimti 3 ir tai yra. Jo, iš pradžių, gal šį vakar reikėtų pasidaryti. Tors ilgs ant sam, Erik idėjai, sak, prieš savaitę Erik pairk tau kelionę. Va, nu čia šitą vatę apsportuom, pasiem svoriaus iš šiukšlėnių ir bėgiu. Nubėgi kalnam be krovinį, o pakalniau lek su maišiukas. Nu, va, toks darbas yra. Ko aš dar norėjau pasakyti, tai baigiant linkiu, tai nelinkiu to Varšuvo, tai komštelė tokiai, dar nebuvo niekada nematyti. Ir mums reikėjo apvažiuoti, tai apvažiavom irgi ten jau nagla. Vidurin jaus iš pradžių nedrosė, kiti praleid, kiti nepraleid. Gedemins praslink, manim pradėjo ten spaust bėštiną. Bet šiaip visumo išnyrėm laukom. Tikra, su motociklu žymė smagiau važinėti į tokius miestus ir geroką greičiau. Gaunas nulėkti iš tašką į tašką B. Kon daugiau. Daugiau mus tą niek. Paskiau gal dar kokį padarys transliacijai. Dabar tvarkytais ir bandysim virti barščiam. Bijau, jeigu nebus neįsprogi ten. Galvoju, reik pakor davėin vlogėlį. Atradau tus barščius. Užpyliau šitą vandens biškį per šitą bliudelėlį. Va, man barštė Lidla. Atidariau aš daug biškį šovį. To vandens nebron, bet išsipilti neišpilti, taip gal išdžiau. Kvaps ir toks rūkštoks primenu man darželį laikas. Bet galvoju, pabandys dėl atrakcijais. Tik toliai vežiaus. Tai pabandysiu mes keli šaukšts. Paversiu, jie kas nespaglį išpils. Čia pabandys dabaidyti, nesudegins čia visko. Iš sekundėlį luktelėkti. Ką pirmam kartu užteks posindėliaus. Idėjau, bus pats tas. Čia pasirodė, reikia atskeisti vandenį. Nu kaip lak su skidikliu. Ten įpylė ir pėm. Gal visai neblogausias, gal tų burukėlių su fasolės, o tai fasolė man būdavo daržėlis siaubs, kur nebepadgauna, va tokie dideli. Anei tilpdavo man mažai šaukštėlį 2 ir aš ant žiaukščiadavo. Greičiausiai, kad aš tų fasolį nevalgys, ton skistimėlį. Vienam parodys, kaip aš tur daun šitą gritinės. Irgi iš Lidla turėjom kažkokios smetaną, bet kokį daunėlį, va. Daunėlį, va šitą simsim, bet turbiški.
liuksiška. Tad bėžda mėsos, gal pasiliek pusę, dešą reik suvalgyti. Pažiūrės, kaip tam man buvo rūkynė. Verda. Banda verdant, na jau dešros atsipjūjo, ant bulkelį suvalgiau. Ir dabar žaudu, kamon taip, kaip pas mačiut sievo liniją. Čia ant visos stovyklos tas kvaps. Atėjau, žiūriu, man išrindėliok. Perveri, gal reik beiškūgnį primažinti. Bet jau čia ir užteks to vėrėm. Nes tikai, kaip sako, dar svečių čia prisikveisiu. Bet jie atrodo nebloga. Drauskus gal reikia. Bet niek, jau dėsi ant šaukštų gritinės. Ir aš taip galvoju, kad barštį nešėm kam nors padovanuoti. Davė, tokį nutikėjim papasakos, kas atsitiko. Tai jau prastai skeidžiau be šitų grietinį su tokį baltų vandenį. Leik man šitą tų fasolių. Tikra šanų nevalgys. Galvoju, kur monanas čia išpėlti. Po kokį. Egli visur taip viskas nugenėta, genėta. Žiūr, pakel akis. Matot. Jau parodys. Pakel akis. Šitą. Veizą. Ką įsigundau? Galvoju, jopšik, mat, steb. Ant gerą ten plakat ten buvo. Bet žinau, biški, šiktelėjau. Nu, kom, palinkyk skanaus ir labos nakties, jau tikrai nebetrukdys jūs. Iki.